Sveiki visi. Noriu visus pasveikinti su labai gražiu oru. Labai smagu matyti tokį vaizdą nuostabų per langą. Taipogi pasivaikščioti gamta, tai yra pasaka. Šiandien norėjau pakalbėti apie darbą su savimi, kodėl tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu šiuo metu, kadangi vyksta labai daug įvykių pasaulyje, kaip matot, prasideda chaosas didysis. Tos dienos X, kaip čia kalba visi, artėja. Ir kodėl tai vyksta ir kaip mes galime tai padėti tik tai dirbant su savimi. Kitokios pagalbos nelabai gali kas nors kitas suteikti. Nes dabar visa esmė yra ta, kad nekiltų ta didelė panika, kurią bandoma pasėti. Kodėl ją bandoma pasėti? Ogi todėl, kad patys matot, kas vyksta. Vyksta viso melo kilimas į viršų. Tiesos laikas atėjo. Pradedame Epšteiną. Jo visi failai lenda į viršų. Ir kas tuose failuose figūruoja labiausiai? Ogi visų įžymybė Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo atveju, jeigu jo failus jūs palies, jam bus ne kažką. Todėl jisai bando viską uždangstyti savo nešvariais darbeliais su karu Irake. Tas pats vyko ir anksčiau. Buvo covidas. Tai pats didžiausias irgi, manau, pasaulinio lygio nusikaltimas. Vienas didžiausių. Pats didžiausias nusikaltimas tai yra Epšteinas, kadangi tai liečia vaikus. Tai nepateisinama. Ir su covidu taipogi. Prasidėjo, žmonės genocidą padarė, suskiepijo ir ką padarė toliau, kai pradėjo lyst galai, prasidėjo karas Ukrainoje. Kad viskas nublanktų ir pradingtų. Tai dabar tokia pati energetinė manipuliacija vyksta ir su Epšteinu. Net neduoda įsigilinti į jo tą bylą taip smarkiai. Video meta laukį daug pasidalinęs ir tikrai kelis video tokius rimtesnius išjungia Facebookas. Kadangi tai vyko trafikas vaikų labai didelis, narkotikų, vaikų, ginklų, organų. To žmonės, kurie į karus, taigi pardavinėja jų organus. Labai didelis biznis, labai dideli pinigai. Ir tai viskas vyksta už uždarų durų. Mes ką matom, tai kad tik tai herojų, vieną ar kitą, kuris kažką padarė gero ar negero. Tai yra visas melas. Mes nematom to tikro turinio, kas vyksta tame kare. Didžiausias yra, net neduoda man kalbėti. Didžiausias nusikaltimas tai yra vaikų trafikas, organų pardavinėjimų. Vaikai dažniausiai trafikuojami be dokumentų, kad nebūtų įrodymų. Ir kaip buvo parodyta keliuose video, kaip grilinau žmogaus vaiko kūną. Tai čia buvo išvis tragedija man žiūrėti, kaip kokį paršiuką. Kaip per ceremonijas geria kraują. Tosios ceremonijos ir rodo, kad tikrai vyksta tas energetinis dalykas, energetiniai pasauliai, kad mes nesam tik mėsos gabalai, kad energija valdo viską. Ir mes esam labai stiprus. Kiekvienas žmogus turi savo tą vidinę energiją pabudinti, kad suprastų, koks stiprus jis yra. Ir mes turim tas sielas. Ir tikrai
jos yra pagrindinis dalykas. Mes čia atėjom tik tai kaip į mokyklą ir turim išmokti tam tikrų pamokų. Tai va dabar duota didelė pamoka, tokia globalinė pamoka, visai žmonijai, pabudimas. Per va šitą chaosą, kad viską priimti kuo ramiau stengtis. Pamoka, manau, didžiausia yra valdyti savo emocijas, susikoncentruoti į save, į savo mintis, neleisti svetimo mintim kontroliuoti jūsų, suprasti, kas vyksta iš tikrųjų, kad vaizdas yra vienoks, bet realybė yra biškai kitokia, nes jų tikslas yra ne tas, ką mums bando parodyti, jų tikslas yra palikti jūs žemose vibracijose, kad jūs nesugebėtumėte pabusti, atskleisti savo vidinių jėgų, tos vidinės jėgos, kuri visą laiką buvo jumise, kad jūs neprisimintumėt to, kas jūs esate. Tai yra pats svarbiausias dalykas jūsų šiame gyvenime. Tikrai ne darbas prie konvejerio ar dar kažkur tai, o darbas su savim. Net kutena visur, kaip kalbu, tokia tema. Tai parodo irgi energijos lygį, kad kažkam nepatinka, kad tai darau. Ir tai vyksta tikrai labai retai pas mane. Tik tai, kai paliečiu tokias temas, pradeda griaužti gerklę ir visi kiti dalykai. Tai va čia ir yra tie visi abrakadabra dalykai, į kuriuos mes niekada netkreipiam dėmesio, bet jie vyksta. Ir čia ir yra ta energetiniai manipuliavimai. Mes visi energiją manipuliuojam. Ir aš dabar kalbėdamas manipuliuoju tą energiją. Tik tai aš darau tą be noro pasipelnyti savo ar pakenkti kitam. Už tai tai yra teisingas energijos manipuliavimas. O jeigu nori pasipelnyti, kaip daro su karais, su vaikų trafikais ir visais kitais pedofilijos padugnių žaidimais, tai yra blogai. Nes karma yra visiems, jinai yra be išimčių ir jinai ateis pas visus. Kaip matot, po biškį ateina. Mūsų Lietuvoje taip pat yra labai dideli klanai tų pedofilų, yra labai daug tų visų slaptų organizacijų, kurios veikia grupėje. Tos organizacijos tai nuo valytojo iki aukštų rango pareigūnų. Ir jie labai kooperatyvinasi kartu ir bendradarbiauja. Ir tai atrodo, kad žmonės du, kurie nepažįsta vienas kito, bet pastebi, kad jie labai turi didelį ryšį. Ir vyksta tos apeigos. Labai daug video paviešinta taipogi apie tas apeigas ir kaip vyko Jungtinėse Amerikos valstijose. Labai liudininkai 98 buvo tie patys vaikai, kurios jau nuo mažens prievartaudavo ir jų pačių šeimos nariai veždavo į tas orgijas. Jie taipogi dalyvaudavo tose orgijose, galėdavo prievartauti ir vaikai verkdavo, tėvai, močiutės, dėdukai ir visi kiti giminaičiai, kokie ten bebūdavo. Ir visi juokdavosi paprasčiausiai. Taip pat pas mumis vyko Kedžio byloje, kaip žinot, tikrai didelė tragedija ir iki dabar dar neaišku apie mergaitės likimą, bet taip pat buvo padarytas tikrai didelis pedofilijos nusikaltimas ir didelis klanas čia pas mumis Lietuvoje yra. Ir manau, konservatoriai yra pagrindiniai, daug konservatorių tikrai yra jame. Pastebėkit, kas valdo ir vaikų teisės, tai konservatorių atstovė. Kodėl tos vaikučius atiminėja? Tam, kad galėtų juos išnaudot, pasinaudot.
Tikrai manau, kad verta apie tai pagalvoti iš kitos pusės, neverkiant, o supraskit, kad galima padėti tik tai tuo atveju, jeigu jūs patys dirbsit su savim ir pakeisit savo tą vibracinį dažnį. Iš to žemo vibracijos pakilsite viršų. Tai automatiškai keisisi aplinka. Nes tik suprasdami, kas jūs esate iš tikrųjų, jūs galite tą padaryti. Ir nereikia vaidinti jokių herojų, nesimti jokio ginklo ir nešaudyti nieko. Tai galima padaryti paprastai, nugalint baimę savyje, kalbant teisybę, nebijant. Tikrai jums niekas nieko negalės padaryti, jeigu jūs neturėsit baimės viduj. Neišdrys niekas jums nieko padaryti, jeigu jūs neturėsit baimės viduj. Šitą žinau, šitą galiu jums garantuoti. Tai išbandyta ir pats turėjau šitų patirčių, kadangi auginu 2 mažamečius vaikus ir tikrai turėjau daug atakų, kur atakavo mane, tiek artimiausia aplinka, tiek visos institucijos, todėl ir kalbu jums apie tas slaptas organizacijas, mačiau kaip tai veikia. Jas galima nugalėti tik tai nugalėjus baimę. Kitu atveju su šautuvu tikrai nieko nepadarysite. Tik tai kolektyviškai dirbant, visa aplinka keičiasi. Esu parašęs knygutę, lietuvių kalba, anglų kalba įdėta pardavimui, bet jeigu kas nors domina, turiu ir rusų ir švedų kalbomis, taipogi, rašykit man privačiai. Įdėsiu nuorodą, kur galima įsigyti lietuvių ir anglų kalba tas knygutes. Tai parašiau labai sutrumpinęs pačią plačiausią temą žmonijoje visam pasaulyje apie darbą su savim, apie savęs pažinimą. Tai vadinasi Raktas į save, knygos pavadinimas. Kokiame mes gyvenam. Ir nereik bijot, reik daryti. Paimkite ankstesnius laikus, 1800-uosius. Tai buvo patys geriausi turbūt laikai iki to, kol atėjo tokia sistema kaip ši, kurioje mes dabar gyvename ir kuri griūna jau. Tai buvo Tartarijos laikai, nes Tartarija tai buvo visa Eurazija beveik. Tai vadinosi ir Kinijos Tartarija, Rusijos Tartarija, įvairiausių Turkijos Tartarija, įvairiausių Tartarijų ten buvo. Tartarija tai buvo kaip ir tikrai laisvų žmonių, tokia kaip organizacija, kaip sąjunga, kurie naudojasi energiją kaip resursų, ne kaip nepardavinėdavo jos, o jinai buvo nemokama ir tikrai turėjo labai daug technologijų, apie kurias nekalbama, kai pakeistavo visą istoriją, mums parodo, kad ten buvo akmens amžius, bet taip nebuvo. Tai buvo labai išvystyta stipriai energetiniu požiūriu visa visuomenė. Ir tokie kaip elektriniai paspirtukai tai jau buvo labai senai. Ir technologijos tikrai buvo pažengusios daug stipriau į priekį. Todėl šitie laikai tikrai grįžta ir visiems šviesios sąmonės žmonėm linkiu dirbti su savim, kad jie greičiau grįžtų, kad padėtume mes savo aukštą vibraciją atidaryti tas visas duris šitam keliui grįžti. Ir ką domina tikrai, paskaitykite tą knygutę, jin labai trumpa, per kartą permesit, ten apie 30 puslapių tik tai, 10 ar 11 skyrių, 10 man atrodo skyrių, su paskutiniu žodžiu 11, bet man atrodo dėjau 10.
Ir ten tokie trumpi pačio mano praeiti dalykai, kur praėjau ir žinau, apie ką rašau iš patirties ir kaip tai nugalėti, kaip religija iškraipo mūsų tikrovę, kad tas tikrasis Dievas nėra bažnytinis Dievas, tikrasis Dievas tai mes visi esam tas Dievas. Ir tai yra labai svarbu suprast, kad viską, ką matai, yra Dievas, o ne kažkoks senukas ant debesėlio. Ir kad reikia tikėti save, o ne į kažką aukščiau savęs. Nereikia savęs taip sumažinti, sumenkinti, nes tai padaro ta sistema, kad mus galėtų valdyti, kad mes bijotumėm visko. Prisiminkit, jūs esate labai labai stiprus, visi kiekvienas esate labai galingi ir labai stiprus. Tik tai savim reikia patikėti, su savim reikia labai dirbti ir išmokti save kontroliuoti. Tada padėsim ne tik savo, bet ir visiems, kam to reikia. Tai va, šiam video tiek. Kitą video įdėsiu šios temos tikėjimui tolyn. Gražios dienos, eikit pasidžiaukit gamta, tikrai gražus oras, wow, iki.